gal pasidarom lytiškai plintančių ligų tyrimą ir atrodo, kad įžeidžiau, bet aš tik vieną vyrą turiu ir taip toliau, kad mes dar šiek tiek prisibijom tų ligų, prisibijom tų diagnozių ir kažkaip einam tik tais tų ligų tirtis tada, kai jau ten tikrai labai blogai yra. Labai mane stebina iš tikrųjų ta frazė, aš dar turbūt paauglystėje esu girdėjusi, neisiu pas ginekologą, nes bijau, kad man kažką ras. Mes dar daugybę šansų, didelę procentą tikimybę turim, kad mes dar galim išgydyti ir sutvarkyti. Dažnai kyla klausimas, iš kur atsirado. Ne būtent apie ŽPV, bet apie lytiškai plintančias ligas šnekant, tai iš kur? Tai gal nuo stiklinės, tai gal nuo rankšluosčio, tai gal nuo baseino, tai gal nuo tai, kad su kažko pasisveikinau, ranką ten padaviau. Nu, dėje, bet ne. Tai yra intraląsteliniai organizmai, kuriems išgyventi reikia ląstelės. Ant stiklinės nėra ląstelės, baseine nėra ten tų gyvų ląstelių, ant rankšluosčio, ant soliuko, nu jų nėra. Nebent buvo kraujo bala ir tu atsisėdai tiesiai tą kraujo balą ir ten įvyko šviežių audinių susilietimas, skysčių ir taip toliau. Bet daugiau mes realiai apsaugos nuo gimdos kaklelio vėžio, ypatingai mes turim tik tikrintis profilaktiškai ir tik skiepytis. Nu kažkaip mes tokios, kaip pasakyti, ką daugiau, neturėtų apskritai niekada gyvenime nepradėti lytinių santykių. Toksai, nebus taip tikriausiai. Taip retai tai būna. Šiandien džiaugiuosi pristatydama Gretą Balčiūnienę. Tai akušerė ginekologė kartu su vyru įkūrusi Gerovės kliniką. Pradžiai ir norėčiau paklausti dėl klinikos, nes aš tokį jūsų webe aprašymą radau, kurį ir perskaitysiu. Mes manome, jog asmens gerovė pirmiausiai prasideda nuo fizinės ir psichologinės sveikatos. Tai kadangi mums podcast'e labai svarbu ta emocinė savijauta, tai aš ir tavęs norėčiau, Greta, paklausti, kaip yra su jūsų klinika. Jums labai svarbu, kad žmogus išeitų tiesiog gerai besijaučiant ir galvoje, ar ne? Jo, bet čia gal toksai, galbūt sakyčiau, ne kad išeitų, o jau atėjęs taip jaustusi nuo pat pradžių. Nes realiai aš labai daug kur apie tai šneku ir daug ten viskiuose interviu, savo ten straipsniuose apie tai šneku, kad kai žmogus ateina ir pajaučia tą tokią ramybę, kad čia bus suprastas, išgirstas, išklausytas, tai visai kitaip pokalbis vyksta, visai kitaip jis jaučiasi su gydytoju, jaučiasi atsipalaidavęs, gali daugiau pasipasakoti ir tu daug prieini geresnės tos išvados realiai, nes žmogus tiesiog atsiveria tau. Ir kitas dalykas, kai tu kažką diagnozuoji, skiri tyrimus, tai žmogus jaučiasi ramus, tavim pasitikė. Dažniausiai gydymo jisai laikysis toho, kokio tu paskyri, dėl to, kad jis tikės, bus išgirdęs, supratęs tave ir taip toliau. Tai aš manau, kad tas supratimas, geras jausmas, ta ramybė, kai tai ir labai svarbu nuo pat to atėjimo. Tai mes netgi, kai kūrinėjom kliniką, net ir tą pačią atmosferą, interjerą, kūrėm tokį ramų, kai dažnai būna ateina žmonės, sako, tai čia jaučiuosi kaip spa, o ne kaip gydymo centre, nes daug medžio, daug tokios ramių spalvų, vien dėl to, kad žmogui atėjimas į, kaip aš sakau, į tos koridorius su linoleumais, baltom sienom ir kur vaikšto daug baltų chalatų, tai jau tachikardija, jau žmogus jaučia stresą ir atrodo jau pusę pamiršta, pusę nepasako, paskui grįžta namo, oi velnės, ar to nepasakiau, gal tas buvo svarbu, nes žmogus yra super susijaudinęs, išsigandęs dėl savo, tarkim, situacijos, dėl savo ligos, jis jaučiasi blogai. Jeigu jisai ateina ir jį ramiai pasitinka, gydytojas šypsosi, aš netgi labai dažnai propaguoju dirbti iš vis be chalato. Aš jau 3 metai dirbu be balto chalato, aš dirbu su džinsais, su suknele, dėl to, kad žmogus, jisai dažnai nejaučia to gydytojas ir pacientas ryšio. Jisai jaučiasi, kad atėjo, kad bendrauja su žmogum, kuris galbūt, kaip aš sakau, gydytojas yra žmogus, kuris nori padėti, bet jo nereikia bijoti. Tai čia kaip paslauga, tarkim, tu ne į kirpyklą, nebijai kirpti plaukų, tu nebijai kirpėjo, tu turėtum ir gydytoją nebijoti. Tu eini, nes tas žmogus tau padės išspręsti kažkokią problemą, tai tas toksai, stengiuosi išvengti to balto chalato sindromo ir tą žmogų prisitraukti arčiau savęs, kad jisai, kitas dalykas, ne tik, kad galbūt atsivers, bet mano specialybėj tas yra super jautru, nes ginekologija yra nejauku, intimu, nusirengti, tikriausiai šiaip ateiti pas šeimos gydytoją, kad paklausytų plaučių ar ten širdies veiklos yra viena, bet kai tau liepia iki pusės nusirengti apačią ir apatinius nusimauti ir atsisėsti, dar kojas pakabinti, tai tikriausiai toksai, labai daug jau vien, turbūt išgirdus, ką mes šnekam, jau moterim širdis ir tachikardija atsiranda, tai natūraliai tas toksai
jeigu mes pradedam šnekėti, tarkim, su pacientėm dažnai, kur atostogavote, tai jo įdegusi, kur buvote, kur tai ar geras oras buvo, tai ar su vaikais, ar su šeima, ar su draugiam, tai kur keliavote. Ir tas toksai žmogaus leidimas pasijausti tokiu laisvu tam kabinete, tai žiūriu, kad ir ta apžiūra kažkaip lengviau praeina, moteris kažkaip pasimiršo, mažiau skauda, atsipalaidavo labiau, žiūriu, ir kažkaip pasimiršo, kad aš čia ją apžiūrinėjau, man pradėjo kažką pasakoti šalia. Tai tas jaukumas ir ta gera emocinė, psichologinė būsena paciento klinikoje, aš manau, yra daugelį aspektų, kur gali vien tik pliusus dėti. Aš minusų beveik nematau šitoje vietoje. Tai mūsų toks tikslas su vyru buvo, kad žmogus tikrai nuo pat pradžios, nuo pat atėjimo jaustųsi gerai, per konsultaciją jaustųsi psichologiškai ir fiziškai gerai ir išeitų irgi psichologiškai ir fiziškai gerai nusiteikti. Aha. Tai va, tokia ilga istorija, bet visai viskas kilo. Kad, žodžiu, kad žmogus nusirengti nebijotų ne tik fiziškai, bet ir emociškai realiai kabinete. Taip. Kalbant apie tą visą emocinę savijautą, tai vienam YouTube video, būtent jūsų klinikos, aš girdėjau tavo interviu, kur tu sakei, jog ir pati rūpinės ne tik fizinę, bet ir emocinę savijautą ir kartais eini pas psichoterapeutą. Tai mano klausimas gal būtų, kokie emociniai kažkokie klausimai būtent vedi ten? Čia toksai galbūt irgi toksai, čia ne kartais einu, aš einu kas savaitę, kiekvieną savaitę, aš jau tą propaguoju, kokie 5 metai, gal va tą ėjimą kas savaitę. Ir kažkada irgi mane per vieną podcastą kažkas sako, o tau neatsibodo darai, tai kada bus tas, kad sakysi, kad jau nebeisiu. Ne, man neatsibodo. Šiaip aš nuo vaikystės, aš labai tokia buvau, kalbinė, tos teisingas tas pasakymas, maksimalistė, to idealo, kuris nepasiekiama, idealas yra tiesiog nepasiekiama, bet aš tokia siekėja to buvau, kur aš pamenu save vaikystį, grįždavau namo ir jau ten pradarydavau duris ir su ašara mamai, gavau 8, o ne 10, ten būdavo toks ir bėga ašaras upeliais, kad man tas toksai, visą laiką norėjau to maksimumo visur, 10, jeigu dalyvauju kokiam ten, aš dažnai ten dalyvaudavau visokios olimpiadose, chemijos, biologijos, matematikos ir turiu laimėti, turiu geriausiai, aš save labai spausdavau kampą ir visur ir studijose paskui ir aš jaučiau, kad tai kyla įtampa, tam aš ir gyvenime, ir su vaikais, ir su šeima, taip jausdavausi, tai kažkaip to vedama ir nuėjau į tą psichologo kabinetą, nes toksai daug kur ir save ne tik iš to maksimumo dažnai save ir kaltindavau dėl kažko ten, dėl ko mama save kaltina. Bloga mama, ne, ten per mažai laiko vaikui skiriu, per vėlai iš darbo grįžau, per vėlai pasiėmiau už darželio, per retai gaminu, per mažai apkabinu, per mažai žaidžiu, tai aš lygiai tokia pati mama kaip visos mamos, aš save lygiai taip pat kaltindavau dėl tokių dalykų. Ir aš kai pradėjau lankytis psichologo kabinete, kas mane labiausiai užkabino, kad aš supratau, kad aš nesu bloga. Kad realiai tas jausmas, kad tu esi blogas, nes tu kažko pavydi, tu esi blogas, nes tu supykai, tu esi blogas, nes su vaiku griežčiau pašnekėjai. Ir aš kažkaip man psichologai įrodė, kad aš nesu blogas žmogus, kad aš esu tiesiog gyva, aš nesu mirus, aš esu gyva, aš jaučiu, aš turiu pykti, aš turiu nusivylimą, aš turiu pavydą kažkam dėl kažko, kad visi tie jausmai egzistuoja ir neįmanoma be jų gyventi, yra visuma mūsų. Ir galbūt tas toksai suvokimas, kad aš pradėjau nebekaltinti savęs ir nebesijausti nei ten bloga dėl kažkokių dalykų, tai mane tas labai užkabino. Ir aš tiesiog pradėjau tą propaguoti, kad tai yra sveika. Tai yra kaip sveika eiti sporto salę sportuoti, ne? Kaip sveika ten valgyti daržovės ir mėsą ir visą kitą, taip lygiai sveika valyti savo psichologinį pasaulį. Ir tas toksai vaikščiojimas pas psichologą, tiesiog aš dažnai nueinu ir aš neturiu minčių iš karto, apie ką aš šnekėsiu. Aš dažniausiai ateinu, sakau, tai prasuku greitai savo visą savaitę ir sakau, šią savaitę man įvyko tas ir tas, tuo metu aš supyku, aš nusivyliau, aš ten jaučiau tam žmogui kažkokius jausmus ir visą kitą. Ir mes diskutuojam, kodėl aš tam žmogui jaučiu tokius jausmus ir aš labai daug suprantu, kad daug aš dalykų, tarkim, atsinešu iš vaikystės, kad aš esu žmogus su savo bagažu, su savo lagaminu kažkokiu vidiniu, kur turėjau kažkokius išgyvenimus, turėjau kažkokius įvykius gyvenime, kurie suformavo mane kaip asmenybę. Ir aš dabar su tuo kažkaip turiu dylinti. Tai man psichologas kažkaip dėl to padeda, kad aš padedu išsianalizuoti ir savo suprasti savo jausmus. Ir kartais galbūt aš
pamatau, kad aš lankydamas pas psichologus įgavau daug daugiau tolerancijos kitiem, nes aš suprantu, kad jie visi lygiai taip pat nėra blogi žmonės, o jie visi lygiai taip pat turi kažkokį savo tą bagažą. Ir aš natūraliai, jos daugiau suprantu, mažiau pykstu, mažiau, jeigu ten mane kažkiek įskaudino, suprantu, kad aš pati įsiskaudinau, o ne jis mane įskaudino, kad jis nieko blogo nenorėjo, kad aš čia taip sureagavau, nes aš turiu savo istoriją, kuri man surezonavo dėl kažko tais. Tai aš kažkaip tais labai tą mėgstu ir aš irgi nekartą esu sakiusi, jeigu kas nors klausosi daugiau mano podcast'o, tikriausiai sakys, jau šitą kartojasi. Bet sakau, aš visiems rekomenduoju turėti savo asmeninį psichologą. Aš manau, kad mes esame per daug tokie užsidarę, galbūt ir vakaruose, tarkim, vakarų šalyse, ten Amerikoje žmonės, tikrai beveik vos ne kiekvienas turi psichologą. Pas mus mes kažkaip atrodo, jeigu turi psichologą, tai kas tau negerai? Visi ieško, kas tau negerai, bet čia atrodo, kaip tik turi sakyti, kaip tau gerai, kad tu turi psichologą. Ir aš manau, kad mes visi turim savo tokio bagažę kažkokių tai dalykų, kuriuos verta paanalizuoti ir suprasti. Ir ne vienam, tai kaip ne vienam į blogą neišeina nueiti į sporto salę pusvalandį pasportuoti ar ten valandą, taip lygiai taip pat tą valandą skirti savo psichologiniai analizai, tai ne vienam neišeitų blogai. Aš manau, kad čia esantis visi iš mūsų ir visi šiaip, kurie klausosi, turėtų tą padaryti ir pagalvoti, ar neverta tai įtraukti savo savaitės uždavinių. Plus ypatingai, kai, tarkim, tu dar medicinos srityje esi, ten tikrai daug žmonių neatlaiko spaudimo. Labai labai sveika tiesiog nueiti ir prasiventiliuoti. Jo, medicina šiaip psichologiškai tikrai kelia daug įtampo, nes aš kaip sakau, tai tu vis tiek tu esi atsakingas už vieną jautriausių sričių mūsų gyvenime, tai yra už sveikatą. Ir jeigu tu, tarkim, sutaisei dviratį ir grįžai namo ir ten nukrito padanga ir tu antrą kartą nuveži, tai suklydau, užsukau iš naujo varžtelį. Bet jeigu tu padarai klaidą medicinoje, tai dažniausiai pasekmės yra didžiulės. Ir ne tik dėl to, kad tu pats save plaki, medikai tikrai save plaka. Tikrai aš ir pati plaku save už kiekvieną kažką praleistą, nepagalvotą dar kažkokią tai dalyką. Medikai tikrai labai viduj tai išgyvena, bet iš išorės spaudimas yra didžiulis. Tarkim, artimųjų žmonių, pačių žmonių, grasinimai teismais, mes jūs į teismą paduosim, nes jūs ten kažko nepadarėt. Tai yra, atrodo, kiekviena klaida yra didžiulis stresas viskam toksai. Dar labai čia gerai buvom, mes buvom penktadienį su kolegėm, tiesiog vakarojom kartu visos ir dalinosi patirtimi, kaip Amerikoje viena buvo stažuotėje ir viena gydytoja tiesiog padarė klaidą, numirė žmogus. Ir jie visi sėdi net su artimaisiais tų žmonių, tarkim, ir medikai pripažįsta, kad taip, žmogus numirė dėl mūsų kaltės, mes ten suteiksim šeimai psichologinę pagalbą ir visą kitą, bet mes norime išanalizuoti, kodėl mes tą klaidą padarėme, kad jos nepadarytume kitiems žmonėms. Ir tie žmonės irgi artimieji irgi sėdi ir analizuoja, sako, mes suprantame čia, kad nespecialiai, kad čia taip atsitiko, labai skaudu ir visą kitą, reikia susitaikyti. Bet ir jie kažkaip eina ir tą medikui teikia psichologinę pagalbą ir artimiesiems ir visi ieško, kodėl taip įvyko, kad daugiau taip nebeivyktų. Nes klaidos tai pasitaiko, čia yra neišvengiamas dalykas, čia nėra robotas, čia neįmanoma tai padaryti ir toksai. O pas mus dažniausiai būna, jeigu kas nors padaro klaidą, tai kas būna? Daug straipsnių, nuteisti, pasodinti, atimti licenciją, kad daugiau nebegydytų ir taip toliau. Tai toksai. Aš manau, kad visi gydytojai bijo klysti, bijo prisipažinti, kad suklydo ir bijo tos reakcijos, tų grasinimų, tų teismų. Net ir tais atvejais, kaip yra, mes turim daugybę, kad vaikšto žmogus 2 metus į teismą ir įrodo, kad, tarkim, tas gydytojas nebuvo kaltas. Bet jis 2 metus vaikščiojo į teismą. Tai tas toksai, bet tu supranti, kad kiek daug tas žmogus prarado per tos 2 metus, kiek daug tai nervo jam kainavo. Kai tu nežinai, kuo viskas baigsis, galų gale tau sako, tai viskas gerai, tave išteisino, bet 2 metus, čia, kiek didžiulis stresas, tai toksai, aš manau, kad mes, kol kas dar nesam tokie, Lietuvoje labai draugiški iš tikro šitam dalykui, bet taip yra. Kaip yra, taip yra, bet po truputį viskas keičiasi, jau daugiau žmonės šneka, aš džiaugiuosi, kad mes gyvenam tokių pokyčių laike ir galima pamatyti, kai žmonės laisvėja, tampa labiau tolerantiški, daugiau eina į diskusiją, tu gali išgirsti, išklausyti, tai aš manau, kad mes tikrai gyvenam daug ramesniam laikė, negu gyveno mūsų tėvai,
nepriklausomai Lietuvoje, tai toksai jau yra gerai. Mes jau postumį turime, manau, kad mūsų vaikai gyvens dar geriau, negu mes gyvename. Taip. Šiaip apskritai smagu, kad žmonės gal ir daugiau gilinasi ir netgi klausimų gavom šiaip labai nemažai iš moterų. Tai aš gal pradžiai norėčiau paklausti, kadangi tavo vienam interviu girdėjau, kad minėjai, jog tikrai visoms moteriams ir lygiai taip pat vyrams visiems rekomenduoja profilaktiškai pasitikrinti dėl lytiškai plintančių ligų. Tiek aš pati žinau tokių atvejų, tiek bendrai turbūt yra tokia vieša paslaptis, kad kol nemato žmonės tų simptomų, tai tol, kam čia tikrintis. Bet tiesa, kad yra tokių, tarkim, ligų, kurios gali iš vis neparodyti simptomų ir galiausiai padaryti labai daug žalos žmogui. Beveik visos. Beveik visos iš lytiškai plintančių ligų gali būti besimptomės. Ta, kad rekomenduoju, ir aš tikrai labai rekomenduoju, nes čia irgi, mes žmonės pyks, aš sakau, vakarai, mes irgi, viskas, bet aš kalbu apie tas šalis, kurios jau yra šiek tiek daugiau pažengusias, kur mes jau renkame rekomendacijas, visokias skaitome protokolus labiau iš, tų šalių, kurie jau didesnės, kur daugiau mokslinių tyrimų daro, daugiau tų įrodymų turi, jie jau turi savo algoritmus, mes dažniausiai einam iš paskos, remdamės irgi jų tyrimais, ne savo Lietuvos tyrimais. Ir tikrai nesiremiam šitą, kaip sakau, tarkim, Rusijoje atliekamais, ten Baltarusijoje atliekamais tyrimais, dažniausiai mes remiamės tais Vokietijoje, ten Amerikoje, didesnėse šalyse atliekamais tais tyrimais ir taip yra jau daugelį metų ir mes labiau įsitikime, labiau tikim jų to skaidrumo atlikimo ir ta metodika ir tom žiniomis. Tai va tas vakarų, tas palyginimas, kad tom rekomendacijom, dėl to, kad iš ten pirmiau ateina pas mus. Tai aš taip, kad žmonės nepyktų, biškai pasiteisinu, kodėl dažnai naudoju tą vakarų. Tai irgi tas vakarų rekomendacijos, tarkim, jie moterim iki 25 metų rekomenduoja kas metus tikrintis, tarkim, nuo chlamidijozės, gonorėjos, nuo tų tokių rimtesnių ligų, kurios linkusios sukelti dubens uždegiminę ligą, formuoti sąaugas, sukelti nevaisingumą, tai tikrintis profilaktiškai, nors ir simptomų nėra. Vyresnėme amžiuje rekomenduoja, kai keičiasi partneris, arba turi daugiau negu vieną partnerį, arba yra kažkoks įtarimas, turi simptomus ir taip toliau. Pas mus po kol kas taip nėra, tokių griežtų rekomendacijų nėra ir iš tikrųjų dažnai pastebiu, kad moteris ateina tik tada, kai jau kokios, tarkim, išskyros nelabai patinka, koks, dar kažkokių dalykų atsiranda, arba ten kokie nors neištikimybės buvo atveju, kad aš noriu čia išsitirti, vos ne kažką įrodyti, o ne daugiau, ne dėl savęs. Tai tas toks įgaunasi, kad daug greičiau tyriasi ir kartais būna netgi, aš pati pastebiu, ateina pacientė, kur turi kažkokių simptomų ir aš bandau jai sakyti, kad gal pasidarom lytiškai plintančių ligų tyrimą ir atrodo, kad įžeidžiau, kad pasiūlydama šitą tyrimą aš liktais įžeidžiau ir tada būna kažkokių pasiteisinimų, kad bet aš tik vieną vyrą turiu ir taip toliau. Ir aš sakau, bet aš visiškai to klausimo nekvestionuoju ir man visiškai nesvarbu, moteris turėjo 1, 2, 5, 10, aš partnerių skaičius dažniausiai neklausiu, nes man visiškai yra, kiekvienas žmogus turi savo asmeninį gyvenimą ir ne mano reikalas teisti, aiškinti, dar kažką daryti. Jeigu žmogui taip tinka, taip gyvena, valio, aš neturiu teisės su žmogui nieko aiškinti. Tai dažniausiai aš siūlydama tą tyrimą pasidaryti, aš nei įžeisti noriu, nei kvestionuoti, kiek tų partnerių turėjai, dažniausiai siūlau dėl to, nes man simptomatiškai kyla klausimas, galbūt yra kažkokia infekcinė liga, kuri galėtų tos simptomus kelti. Tai tas kartais netgi ta tokia reakcija, kad čia yra kažkoks įžeidimas, noras pasiteisinti, kad tu čia nieko neblogo nepagalvok. Tai matom, kad mes dar šiek tiek prisibijom tų ligų, prisibijom tų diagnozių ir kažkaip einam tik tais tų ligų tirtis tada, kai jau ten tikrai labai blogai yra. Aš kažkaip manau, kad ta rekomendacija tirtis profilaktiškai dėl šitų ligų tikrai yra labai logiška ir tikrai normalu. Kodėl ne? Jeigu toks lengvas tyrimas, greitai padaromas ir jeigu tu randi kažkokią ligą, tai tu gali ją išgydyti. Tai vienas dalykas ir pačiai moteriai geriau ir apsauga, tarkim, keičiantis partneriui, kad ir kitą partnerį tu apsaugai. Ar ten tirtis kas metus labai visiškai normalu, arba kaip keičiasi partneris, kad irgi išeiti, kaip sakyti, švariam, galvojant, kad jokios ligos neišsinešu ar į naują santykį neatsinešu. Tai yra labai normalu, siekiant apsaugoti tiek save, tiek savo artimą žmogų. Turėtų būti nepriklausomai nuo to, kad nėra simptomatikos.
Ir plus net jei, kaip sako, to būna vienas partneris, bet tai užtenka, kad kitas, va, tas partneris, vieną prieš tai turėtų, ar ne? Ir taip, nepriklauso visiškai nuo kiekio. Taip, ir tas dalykas, tame ir esmė dažnai būna, kai nustatai, kad ir viena dažniausių lytiškai plintančių ligų yra žmogaus papilomos virusas. Ne? Dažnai žmonės net apie tai nepagalvoja. Galvoja, kad čia yra nelytiškai plintantis dalykas, o lytiškai plintančios ligos tai bus chlamidija, ten mikoplazma, trichomonozė, gonorėja, tos jau visi šitie atvejai, ten sifilis, ne, visi šitie. Bet žmogus papilomos virusas kažkaip taip nurašoma, kad čia kažkas dar trečio iš šono, bet ne tai. Ir dažnai, kai tu nustatai žmogui tą ligą, tai iš kur? Lytiškai plintanti liga. Bet aš tik vieną partnerį turiu. Aš suprantu, sakau, o tas partneris jums pirmas gyvenime? Ne. Tai tada sakau, žiūrėk, tai nereikia iš karto pulti kalti prie sienos jau tai vyro ar ten žmonos, kad nustatė kažkokią tai lygą, nes, palauk sustok, pasianalizuojam. Nes dažniausiai žmonės galvoja apie dabartinį žmogų, ne, kad gyvena tam savo, kaip sakau, kamoliukę ir galvoja, kad jau viskas, jau šitas kaltas, jau čia jau grįšiu namo, turėsim pokalbį, bet tada pradeda kalbėti, palauk, kad tu turėjau. Gerai, arba, sako, man, tarkim, partneris pirmas ir vienintelis gyvenime. Gerai, bet partneriai, jūs pirma esate, tarkim, gal iki jūsų žmogus turėjo kitų santykių, kitų. Tada ir klausim, ne pirma, iki manęs draugavo su kažkuo. Tai sakau, tai čia nėra neištikimybės faktas. Tai mes galvojam, gal ta liga galėjo ateiti iš buvusių santykių tiek moteriai, jinai galbūt atsinešė, o galbūt vyras atsinešė iš buvusių santykių. Ir čia nėra dabartinės neištikimybės ženklas, bet tiesiog liga buvo besimptomė, niekas nesityrė išeinant iš santykių, niekada gyvenime jokio tyrimo netliko. Ir šiandien ta ligos diagnozė, tai jinai nėra neištikimybės faktas. Tai yra, taip, ta liga plinta lytiškai, jinai neatėjo iš oro, nenusėdo, bet jinai galėjo būti atsinešta jau į santykį iš buvusių santykių. Kalbant apie konkrečias tas ligas, aš pati ruošiantis pokalbį galvojau, prisiminiau mokyklai, kai ten aiškina apie visus šitus dalykus ir man kažkaip prisiminė tik tais tie klasikiniai živ, kur pati baisiausia atrodo diagnozė, tada kokia chlamidija. Keli atrodo gerai paaiškinami, bet po to, pavyzdžiui, tokio dalyko kaip ŽPV aš net nelabai atsimenu. Ir tavo interviu girdėjau tą dalyką, kad apie 90% žmonių bent vieną iš ŽPV tipų turi. Ir mano gal klausimas būtų, kaip iš kur atsirado ir kodėl, tarkim, vieni tipai yra tokie grėsmingi, o kiti gali būti visai nieko nedarantis. Jo, čia tas toksai dalykas, kad čia gal ta frazė tokia yra, kad 90% žmonių, gal net daugiau, bent kartą gyvenime užsikrečia bent vienu iš šitų virusų. Tai yra labiausiai plintantis virusas, nes jų yra daugybė. Mes jau iš tiesų turim daugiau negu 200 tipų. Jų yra daugybė iš tikrųjų virusų, bet jų laboratorijoje tu visų ištirti negali. Ir čia kodėl yra skirstomi į agresyvus ir neagresyvus. Ne? Tai yra nustatyta, kad, tarkim, kai kurie žmogaus papilomos viruso tipai, jie gali sukelti onkologinės ligas, kad, kaip ten, tarkim, 16, 18, jie skaičiukais vardėjami, ten 31, 54 ir taip toliau, jie turi tos skaičiukus. Kiti tipai, jie nesukelia tokių onkologinių ligų, jie labiau yra susiję su estetiniais dalykais. Papilomos, karpo atsiradimas, kas, estetinis dalykas, kurį tu gali pašalinti, išgydyti ir jisai onkologinės ligos nesukels. Tai tas toksai ir skirstimas pavojingas, nepavojingas yra pagal tai, kaip tas virusas elgiasi būdamas organizme. Jeigu pavojingas, reiškia, turi polinkį sukelti onkologinę ligą, o tas nepavojingas tipas turi polinkį sukelti labiau tokius estetinius dalykus, kurie žmogaus gyvenimo trukmės nesutrumpins visiškai. Tai tas skirstimas iš to ir atsiranda. Ir kadangi tų virusų yra toks didžiulis kiekis, tai dažniausiai mes turim juos, jie plinta. Ir mes tikrai juos ne visus tyriam, mes tyriam tik pavojingus tipus. Tai realiai, kai atliekame moteriai žmogaus papilomos viruso tie tyrimai, yra tyriami, žinomi geriausiai tie pavojingi tipai, o tų nepavojingų tipų neturi. Bet čia kaip yra logiška realiai, ne? Jeigu tu ateina žmogus ir tu matai karpą arba ten papilomą, tu supranti, kokios jo yra priežastis, bet koks skirtumas, ar tai 115 ar ten 230 tipas. Tai esmė ta pati, tu pašalinsi ir nieko, tas karputė nieko neatsitiks. Kokia yra gera žinia, kad mes jau
kaip sakyti, nededam, jie nesisumuoja visą gyvenimą, kad, nežinau, kad tenais užsikriti 15, aha, vieną jau kišenę, 30 į kišenę ir tu čia jau, ir tu juos vis krauni. Jie gali išnykti ir jie dažniausiai išnyksta. Ir tas žmogus papilomos virusai, jie yra sunaikinami natūraliai mūsų imuniteto. Net ir tie sunkiausi 6. Taip, net ir šitie virusai yra natūraliai sunaikinami mūsų imuniteto. Ir statistika yra šiaip labai nebloga, nes realiai maždaug per pusę metų maždaug apie 60% žmonių sunaikina virusą. Per metus laiko iki 80% žmonių sunaikina virusą, o per 2 metus net apie 85 ten su trupučiu sunaikina. Tai realiai 15% atvejų, kuomet tas virusas jisai persistuoja, reiškia išlieka ir tada didėja rizika visokių onkologinių ligų. Ne? Tai va tas toks įgaunasi, kad čia labai gera žinia, kad mes, kaip sakau, kišenė nekrauname, nėra, kad jeigu užtikriti viskas jau vienas, užtikriti antras ir tu taip vis krauni ir žiūri, ten jau gyvenimo pabaigoje 30 jau, ne, jie yra naikinami jau, ir jie labiau ypatingai geriausiai jie naikinami yra jaunam amžiui, kai yra žmonės jaunas, geras imunitetas, stiprus imunitetas, tai vat, tada jie naikinami daug geriau, blogiau naikinami su kuo daugiau metų, ten artėjant link menopauzės ir taip toliau. Jie kuo daugiau metų mažiausiai šansų, kad jie sugebės juos sunaikinti imuninis atsakas, bet tam jauname amžiuje tai tikrai labai neblogai išnyksta. Ir tarkim, jeigu jis buvo rastas, jau ten po metų 2 gali būti visiškai natūraliai, be nieko nedarant, gali būti neberastas. Dar jeigu skiepai, turbūt dar pagerina situaciją, ar ne? Skiepai, kaip mes visada stengiamės pabrėžti, po kol kas skiepai yra negydomieji, jie yra profilaktiniai. Yra čia dabar tiekama tų studijų ir siekiama sukurti gydomąjį skiepą, kuris sugeba išnaikinti, bet šiuo metu skiepai yra, kaip sakyti, apsauginiai, tik profilaktiniai. Ir aš dažnai bandau paaiškinti moteriam, kad net ir tada tais atvejais, kai jau yra rastas teigiamas atsakymas, kad moteris yra, tarkim, teigiama, turi kažkokį žmogus papilomos virusą, skiepas jisai vis tiek yra naudingas, nes į skiepo sudėtį, tarkim, įeina, mes kalbant apie tą plačiausią, mes turim 9, tą 9-valentę vadinamą vakciną, žmogus labai retai gal turi visus 9 tos viruso tipus, turi ten kelis, 1, 2, gerai 4, gal ten daugiausiai turėjo, gal 6 turėjo, ten tarkim vieno tyrimo metu, bet vis tiek neturi visų. Tai pasiskiepijus tu vis tiek gauni naudą, dėl to, kad tu susiformuoji imunitetą, kadangi natūraliai mūsų imunitetas naikina šitos virusus, tai tarkim sumažėja rizika vėl iš naujo užsikrėsti to tipo virusų. Kitas dalykas apsaugo nuo tų tipų, kurių dar neturi, kurie įeina į vakcinos sudėtį. Tai vis tiek apsaugo. Aišku, čia svarbu pabrėžti, kad tai nėra 100% priemonė. Niekada vakcina nėra 100% ir tu ją pasiskiepijus, tu vis tiek gali užsikrėsti, bet tai yra labiausiai apčiuopiama apsauga, kurią tu gali padaryti, kad apsisaugoti save nuo tų užsikrėtimo. Tai čia toks galbūt atsakymas moterim, kad dažnai būna klausia, tai jeigu aš jau teigiama, tai man nebeverta. Verta vis tiek. Tai čia toksai dalykas, kad, aš manau, kad jaunom moterim, ypatingai tos, kurios dar turi nepastovius lytinius santykius ir keičiasi partneriai, aš labai rekomenduoju tą dėl savęs padaryti. Nes daugiau mes realiai apsaugos nuo gimdos kaklelio vėžio, ypatingai mes turim tik tikrintis profilaktiškai ir tik skiepytis. Kažkaip mes tokios, kaip pasakyti, ką daugiau, neturėtų apskritai, niekada gyvenime nepradėti lytinių santykių. Toksai, nebus taip tikriausiai. Labai retai tai būna. Būna, bet viskas gerai, bet retai tai būna. Tai tas toks, jeigu norint save apsaugoti, tai tokie 2 dalykai, ką dėl savęs galime padaryti, tai aš labai rekomenduočiau. Ir neprašau, nepult manęs ir kai išeisiu gatvę po šitą, už tai, kad kalbu taip gražiai apie šitą vakciną, prašau prie manęs nesikabinėti. Oi, kaip ir jau kalbėjau prieš pokalbį, turbūt vis tiek atsirastų žmonių, bet... Taip, ir čia normalu. Yra žmonių, kurie labai prieš tai yra ir labai turėjau tokį, prisimenu, atvejį, kur labai ilgai galvojau, kaip pati nežinau, kaip šnekėti. Turėjau jauną mergaitę, 19 metų, su labai tokiais nemažais gimdos, ne onkologija, bet jau paprogresavę gimdos kaklelio pokyčiai. Ir aš šnekėjau tada su mama apie tas vakcinas ir mama man pasakė, kad neskiepijo dėl to, nes bijojo, kad skiepas nesukeltų, ar kad skiepas
jos neužkrėstų šito papilomos viruso. Tada aš kaip ir išaiškinau, kad ne, tai taip nebūna, skiepas negali užkrėsti. Tada bandžiau sakyti, kad gerai, nepaskiepijo tada, kai buvo laikas, tai dabar gal, bet dabar vis tiek reikia, nes jauna mergaitė 19 metų ir taip toliau. Tada matau, kad mama vis tiek nepasitikė, tada sako, bet gal tada skiepas paprogresuos dėl to, kad jisai bus rizikos veiksnys, kuris privers ligą progresuoti. Tada pasakai, ne, taip nėra. Ir aš toksai, yra, ir kartais galvoju, kaip čia šnekėti, ir aš suprantu, kad yra žmonių, kurie netiki mokslo, netiki skiepais, tiki kažkokiais kitais, galbūt skaito kitokią literatūrą, nebūtent ne tą pačią, kurią mes skaitom. Tai ir aš suprantu, ir aš manau, kad viskas čia yra gerai, ir mes negalim visi mąstyti viena kryptim. Tai mano pareiga kaip gydytojas yra pasakyti, ką aš galvoju, kokią aš informaciją turiu ir kokia man atrodo teisinga, nes aš vis tiek gydau pagal savo suformuotą žinių bagažą, aš negaliu gydyti kiekvieno žmogus pagal jo pageidavimus, nes vienas sakys, aš noriu to, kitas to, trečias dar kažko, bet aš vis tiek turiu gydyti pagal tai, kaip man atrodo teisinga ir kokia yra, visgi medicina yra toksai, kaip sakyti, mokslo pagrįstas dalykas ir tu niekada per daug neeksperimentuoji, vis tiek tu remiesi tais tyrimais, remiesi jau išrastais vaistais, jau patikrintais, kurie ant tūkstančio minių buvo daroma ir tarkim, ir su pelytėm, ir su kitais gyvūnėliais, ir paskui su žmonėm, ir su viskais, tu vis tiek tu tom remiesi ir aš privalau tai pasakyti ir žmogus gali nepriimti, gali sakyti, man neįdomu, aš nesiskiepysiu, viskas gerai, bet aš privalėjau tai pasakyti. Taip. Apskritai kalbant apie ŽPV gal ir apie visas lytiškai plintančias ligas, anksčiau gal tai buvo dar didesnis iš vis tabu, tu gal būdavai toks, nežinau, kažkoks, grinai apkrėstas jau toks žmogus. Dabar atrodo kažkaip ir tos informacijos daugiau ir dabar klausimų labai, šiaip daug moterų tikrai paklausė būtent netgi apie ŽPV, bet yra ir kita pusė viso šito, kad tos informacijos yra labai daug įvairios ir dėl to aš radau vieną būtent atvejį susijusį su ŽPV, kad moteris apsilankė pas gydytoją, rado pas ją ne tuos mažiausius, o vidutinius, man atrodo, pakitimus. Ir jinai tada tiesiog rado pati, kaip visus tuos dalykus sumažinti, pakitimus. Tai aš pradžiai norėčiau tavęs paklausti, kaip tu pati vertini tą savigydą, jeigu gydytoja pasako vienai, bet tu internete, pavyzdžiui, randi kažką, kad tau padėti turėtų ir taip darai. Jeigu tai yra dalykai, kurie nepakenks žmogaus sveikatai, šiaip nepakenks, kad tai nėra koks nors, nežinau, pati įsipjaus, ką nors, kur, jau prasideda savęs žalojimas, arba tenais pirkimas vaistų turguje, ten pirkimas vaistų iš kažkokių žmonių, kurie iš kažkur atvežė ir nežinai, kas tai yra per vaistas. Jeigu tai nėra dalykas, kuris žaloja žmogaus sveikatą, tai viskas gerai. Aš dažnai sakau, aš esu lanksti. Aš kartais galvoju, kad placebas, psichologinis dalykas yra labai didžiulis ginklas. Ir kartais žmogus kažką vitaminą kokį vartodamas, ar kažkokia ten placebo vaistas, kuris galbūt sudėty yra tiesiog cukraus tabletėlė, ne kažkoks tiesiog gliukozės tabletėlė, žmogus geria ir tiki, kad ta tabletėlė jam ten kažką išgydys. Ir jisai tiki tą tabletę, tai žinau, kad gal ir išgydys. Nes aš manau, kad čia yra paremta labiau ne tos tabletės poveikiu, o čia yra labai paremta žmogaus psichologiniu įtikėjimu. To ir taip toliau, ir tas stiprina tą tokį žmogų, mažina stresą galų gale. Stresas irgi yra bloginantis dalykas, kur daug streso, ten visos ligos progresuoja. Tai tas psichologija yra labai stiprus ginklas ir labai reikalingas ginklas būtent vairiuose ligose. Tai jeigu žmogus randa kažkokių nekaltų būdų, kurie negalės pakenkti kitiem organo sistemom ir nepablogins jos sveikatos, tai viskas gerai. Tai ten bus kažkokios, kaip sakau, nežinau, žolelės, ar tai bus gliukozė tiesiog, ar tai bus tiesiog meditacija, ar tai bus dar kažkas, tai kodėl ne? Viskas gerai. Aš tada norėčiau eiti prie tų tokių konkrečių dalykų, ką jį išsigrynino ir paklausti, kaip tavo nuomonė yra. Tai ji minėjo apie kontraceptikus. Jinai gėrė kontraceptikus ir gydytoja nesakė nutraukti, bet ji būtent paskaitė, kad kontraceptikai gali dar padaryti progresą tą pokyčių visų. Su kontracepcija yra labai tokių dviprasmiškų tų studijų.
Ir taip ir ne. Nes realiai, jeigu taip mes turėtume taip sakyti, net per daug neanalizuojant, kaip kas, kodėl, jeigu reikėtų skirstyti, tai būtent hormoninė kontracepcija, jinai gali ten, tarkim, 1% didinti krūties ar tai gimdos kaklelio ten tą vėžio riziką. Dažniausiai tai einama per imuninį atsaką, kad dėl to, kad būtent labiau persistuoja, ilgiau išlieka žmogaus papilomos virusai ir dėl to gali, tarkim, atsirasti tie pokyčiai. Kad moteris naudodama hormoninę kontracepciją, tarkim, nenaudoja barjerinės apsaugos ir dėl to gali užsikrėsti naujais tais tipais. Čia svarbus momentas, ką noriu pasakyti, barjerinė apsauga, prezervatyvai, jie neapsaugo 100%, jie tik gali truputėlį ten keliasdešimt procentų sumažinti riziką užsikrėsti žmogaus papilomos virusų, sumažinti kažkiek tais, bet tai nėra apsauga, nes šis virusas plinta oda kontaktas, ne tik būtent tos tokios suities per gleivės ir visą kitą, tai plinta ir per oda. Tai kažkiek sumažinti. Tai yra daug tokių veiksnių, kurie gali, dėl ko kontracepcija gali būti susijusi su, tarkim, gimdos kaklelio pažeidimų progresavimu. Tai, bet tarkim, yra kita pusė irgi. Kontracepcija, pavyzdžiui, sumažina būna gimdos, kiaušidžių, storosios žarnos vėžio rizika. Tai kita vėl svarstyklė tokia yra. Čia dažniausiai nėra taip viskas, kaip sakyti, juoda balta ir kai aš irgi sakau, tai nėra kažkoks vienas dalykas dėl to kaltas. Dažnai, jeigu paanalizuotume, kiek rizikos veiksnių apskritai priveda prie to progreso, tarkim, rūkymas, ne? Kiek daug žmonių rūko. Beprotiškai, eini gatvė, tikriausiai nėra dienos, kad nesutiktum rūkančių žmonių. Tarkim, čia nekalbu apie ten plaučių, ten vėžį ir visą kitą, bet kas jau visiems aišku, net ant visų dėžučių tu matai vis nuotraukas baisės, bet žmonės vis tiek perka ir ima. Lygiai taip pat rūkymas susijęs su visų sričių, tame tarpe ir su gimdos kaklelio vėžio rizika. Kitas dalykas labai nustebina, tarkim, moteris tai, kad gimdymų skaičius daugiau negu 3 kartai, tarkim, irgi didina tą didesnę riziką, kad greičiau progresuos ir persistuos būtent šitas žmogaus papilomos virusas. Didžiulis stresas blogina dalyką, amžius, menopauzė irgi tą dalyką blogina. Nėra taip, kad sakyti, vien tik tais kontracepcija susijusi ir viskas yra aplinkui, mes nesam baltas lapas ir vienas taškelis jame, mes turim labai daug predisponuojančių veiksnių, kurie į tai susideda. Jeigu kalbant tiesiog, kad taip ar ne, tai tada jūsų atsakymas, kad taip, šiek tiek didina riziką kontracepcija krūtų ir gimdos kaklelio vėžio riziką, mažina, kaip sakiau, gimdos, kiaušidžių ir storžarnės vėžio riziką. Tai toksai taip jau labai sausai suskirstant, neanalizuojant viso kito dalyko, kas dar mumise yra. Tada vis tiek judėsim prie kito, ką irgi išsigrynino, kaip tokį iš visų, nežinau, case studies, ką rašė, kad kas padeda AHCC grybai. Tai apskritai kaip yra su visais, nežinau, papildais, su tokiais grybais, imunitetą patį stiprinti visada gerai ir su ŽPV kovojant irgi lygiai taip pat, ar ne? Jo, tai čia būtent kalbant apie tos visus grybus, tarkim, aš nežinau, ar tik būtent juos išskirčiau, nes, tarkim, šitie grybai, kalbama, kad tai yra antioksidantai. Tie labai, dabar tos frazės antioksidantai labai garsiai skamba, nes dabar daug žmonės domisi viso toj longevity, visam terapijom, ilgamžiškumu, tai antioksidantai, jie konkrečiai ne tik prie kaklelio onkologinių atvejų, jie tiesiog prie daugelio ligų, prie visų onkologijų yra naudinga, tas laisvų radikalų, tas surišimas per tos visus antioksidantus. Ir tai nebūtinai šitie grybai, tai yra labai daug kitų papildų, tokių vitaminų, C, A, E, visokie vitaminai, kofermentos, ten Q10, selenas, ten, mes turim labai daug įvairiausių, aš net nesu iš mitybos specialistė, aš nežinau tos viso sąrašo, tų antioksidantų, čia tikriausiai koks dietologas pasakytų daug geriau šitos dalykus, bet tai vienas yra tai čia tas toksai, kaip mes ir kalbėjom, kad imuniteto stiprinimas, streso mažinimas, nerūkimas, tai visi šitie dalykai, kuo daugiau tų dalykų išmesi ir kuo daugiau tų gerų dalykų save įdėsi, stiprinsi savo tą organizmą, grūdinsies, tai niekame blogo neišėjo. Taip. Tai ne tik kalbant apie gimdos kaklelio vėžį, bet apie visas ligas kalbant, tas pats galioja. Šiaip aš galvoju, kad čia jau sunku yra atsakyti, tarkim, kiek tai asmeniškai padėjo, tai kad nepablogino situacijos, tai faktas, bet kaip mes ir šnekėjom pokalbio pradžioj, kad
natūraliai žmogus papilomos virusas, jisai iki šiam 60% per 6 mėnesius išnyksta, 80 per metus, o per 2 metus net 85-90% viruso atveju ir natūraliai išnyksta nieko nedarant. Tai kartu vartojant visus šitos preparatus, atsisakant žalingų įpročių, sportuojant ir visą kitą, tai tikrai blogiau nepadarys. Sunku pasakyti, kiek tai, ką mes darėm, padėjo, kiek tiesiog natūraliai su tas imunitetas. Taip, gal jeigu nieko nebūtume darę, vis tiek būtų sunaikinę. Tai čia jau nesurasi, kaip aš dažnai sakau, iš vieno atvejo niekas studijų nedaro. Dažniausiai studijas yra atliekamas į ten 100 000 žmonių būna įtraukta, tai tas toksai vienas atvejis, paklausai ir galvoja, ar čia tiesiog atsitiktinumas, tiesiog moteris pateko į tą vieną iš tų 80%, ten 90% tą dalį ir tiesiog sunaikino ir tiek. Labai gera žinia, jai pasisekė, kad sunaikino, tai, bet kiek čia tie grybai padėjo, tai... Plus dėl tų pačių pokyčių klausimas, tarkim, gimdos kaklelį, iš esmės tu turbūt visiškai panaikinti negali, ar ne, tik tais gali sugrąžinti tą kaip nulinę būseną, jeigu galima taip įvardinti. Jo, tai nulinė yra sunaikinimas realiai, tai tas toksai regresuoja pakitimai, va čia tas dalykas, kad ne tik žmogus papilomos virusas išnyksta, bet ir regresuoja, tai reiškia, kad išgyja situacija. Nes mes turime gimdos kaklelio pokyčiai, tai tarkim, kaip nėra taip, kad vieną dieną esu be pokyčio, antrą dieną atsibundu su gimdos kaklelio vėžiu. Viskas eina palaipsniui. Ir kadangi gimdos kaklelis yra jau tiek metų ištyrinėtas, mes jau labai smulkmeniškai ten žinom tos pokyčius, mes jau turim iki onkologinius pakitimus, tai reiškia, kad jau pokyčiai, kurie rodo, kad jau atsiranda kažkokie pokyčiai kaklelėje, jie yra skirstomi dar į 3 laipsnius. Toks mes turim CIN1, CIN2, CIN3, tai reiškia, kad nuo toksai trečdalis pažeista audinio to pagal gilį, ten 2/3, ten 3/3 ir jau paskui jau, tarkim, mes einame iki onkologijos. Ir tie iki onkologiniai pakitimai, jie gali regresuoti. Ir kuo jie yra mažesni, tuo daugiau šansų, kad jie pagis patys nieko nedarant. Tarkim, tas CIN1, ten būna, kad apie 80% atvejų jis gali regresuoti iki normos. CIN2, tarkim, ten maždaug būna apie 50-60% būna, kad irgi regresuoja. CIN3 jau labai retai. Tai dažnai dėl to ir ta gydymo taktika, kai nustatai moteriai pakitimus, labai priklauso nuo to, kokį tą laipsnį iki onkologinių pakitimų nustatai. Jeigu nustatai tą CIN1, tą pradinį pakitimą, tai niekas nieko nedaro. Nepjauna, ten nieko nedaro, palieka tą savieigai, nes mes turim net 80% tikimybę, kad nepjaunant, kad po metų, tarkim, ta liga bus jau išgyjusi, tas kaklelis bus. Čia nėra taip, kad jau viskas, jau nustatė, kad yra kažkokie pokyčiai, kad dabar šakės tik į vieną pusę, jau dabar tik į blogąją ir niekada geriau. Bet turbūt jau, jeigu vis tiek buvo pakitimai, tada nuolatos, kad ir iki nulinės tos fazės grįžtam, vis tiek tikrintis turbūt reikėtų, ar ne? Čia faktas. Aš visada sakau, kad tikrintis profilaktiškai turėtų būti kaip tėvė mūsų, visom moterim. Ir dabar Lietuvoje, tarkim, mes tą programą turime, kad nuo 25 metų ten tikrina kas 3 metus ten daro PAP tyrimą, o nuo 35 metų moterim daro ŽPV tyrimą kas 5 metus. Kitose šalyse, vakaruose vėl, tarkim, jau netgi eina kalba apie 21 metų, kad jau tikrinti anksčiau nuo 21 metų, nes čia eina kalba, kad lytinis gyvenimas pradedamas anksčiau, kad dažniau užsikrečiama to žmogus papilomos virusu, kad tikrins ir taip toliau. Šiaip pas ginekologą, aš sakau, ateiti moteris turi kas metus. Tiesiog, kaklelio patikrinimas gali būti tas programinis pagal tos visas šitos. Aš galbūt mėgėja šiek tiek biški dažniau padaryti tos tyrimus, kur irgi diskusijos yra didžiulės. Vieni ginekologai sako, nesąmonė, užtenka kas 3 metus, antos kas 5 metus. Bet aš esu super atsargi ir aš žinau, kad dalis ginekologų galbūt sakys, ten ar nusišneka, dar kažką. Aš esu super atsargi ir aš iš tų, kur tikrai mėgstu dažniau padaryti, kas 2 metus padaryti tą tyrimą, dėl to, kad esu turėjusi atveju, kai padarai tyrimą, viskas gerai, ateina moteris po metų, sako, ai, daktarė, padarom, kažkaip čia draugai nustatė, aš kažkaip pergyvenu, aš geriau kas metus noriu daryti, man ramiau, man psichologiškai bus ramiau. Ir tu padarai ir žiūri, yra pakitimai, ten kokia nebe CIN1, jau CIN2, jau paprogresavę. Ir tikrai turėjau tokį ne vieną atvejį ir kažkaip tas mane visada sukrečia ir aš pagalvoju,
nu kodėl nepadarius šiek tiek dažniau, jeigu tas vienas, tarkim, kad ir vienas atvejis iš 1000 išgelbės bent tos vienos moters gyvybę, tai geriau 1000 padarysiu ir tą vieną surasiu, negu 1000 nepadarysiu ir tas vienas numirs. Tai aš tokia esu, ir plus tas tyrimas toksai, nieko ten nėra, gal nemalonu ten truputį, kad tas skitiklį įveda paimti tyrimo, bet jis nėra žalojantis, jis nėra intervencinis, kad ten kažkokią žalą padaryti. Aš esu šiek tiek atsargesnė, nebent tas tyrimas žmogui kelia stresą, dar kažkokią, aš suprantu toksai dalykas. Bet aš dažniausiai esu linkusi diskutuoti. Aš, kaip mes šnekėjom pradžioj pokalbio, kad aš esu linkusi pacientėm kalbėti, aš jam pasakau savo nuomonę, ką aš galvoju ir jeigu jis sako, ne, daktarė, aš jau to tyrimo nenoriu, aš noriu programiškai kas 3 metus, gerai, aš pasakiau, kad aš norėčiau, man ten arba ten pažiūrėjau, man kažkaip nelabai gražiai atrodo, aš plika akim negaliu pasakyti, ten tos ląstelės normalios yra, tai aš pasiūlau ir paskui, žiūrim, paskui stebim, tai tas toksai, bet, aš manau, kad aš nieko blogo darau, jeigu dažniau tą tyrimą šiek tiek atlieku, nei tos pacientės nieko blogo savo daro, jeigu dažniau tą tyrimą atlieka, negu kad ta programa yra kas 3 ar 5 metus. Tiesiog yra tik papildoma apsauga ir apsauga gėdos nedaro. Tai tas toks. O kalbant apie žmogų, kuris yra santykiuose, va šitam būtent keise irgi buvo taip, kad moteris turi ilgalaikį partnerį. Jeigu tu turi gydymą kažkokį, tau paskiria, kad ir gydytoja, tai jūs abu turit gydytis, ar pavyzdžiui, nežinau, net ir tas pats lytinis gyvenimas, ar jūs turite atsisakyti visiškai, kad tai padėtų išnykti, ar kaip turi vykti? Jeigu kalbant tik apie žmogaus papilomos virusą, tai nėra gydymo, nėra gydymo. Tai vadasi, nei moteriai gydymas paskirtas, nei vyrui gydymas paskirtas. Nei vienas gydymo neturi ir kaip ir to tokio. Ir abudu gali stiprinti savo imunitetą. Abiems sakyti, abudu stiprinkite imunitetą, kaip mes ir prieš tai šnekėm, sportuokit, vartokit papildus, nerūkykit, sveikai gyvenkit ir abudu stiprinkite imunitetą, čia viskas, ką jūs galite padaryti šito atveju. Jeigu moteriai nustatė tą žmogaus papilomos virusą, tai abudu darykite, abudu pasiskiepykite. Dabar labai, netgi mes turimgi pagaliau, mes irgi turim skiepus berniukam, jau dabar skiepima bilitis, jau skiepia ir mergaitės, ir berniukus nuo žmogaus papilomos viruso, lygiai taip pat ir vyram, jie irgi gali skiepytis, kaip moteris skiepėsi. Skiepykite, abudu turėsit maksą, abudu apsaugą, ką galėtumėte dėl savęs padaryti. Ir čia toks yra pagrindinis tas dalykas. Lytinio gyvenimo nutraukti nereikia. Tas žmogus papilomos virusas, kaip šnekėjom, yra sunaikinamas, jį naikina tiek moters, tiek vyro organizmas, naikina, abudu turi tą imunitetą savo asmeninį, abudu jie tą virusą naikina. Ir nuo lytinio gyvenimo susilaikyti tikrai nereikia. Dažnai tas klausimas iš tikrųjų pas mane kabinete yra keliamas ir moteris bijo. Dažnai sako, tai ką man dabar daryti dabar, tai ką 2 metus dabar aš partnerio neieškoti turiu ar ką. Nėra, kaip mes šnekėjom, tai yra per daug smarkiai paplitęs virusas. 90% žmonių tą virusą vienas žmogus viso pasaulio neapsaugos iš tikrųjų. Tas toks dalykas yra, kad nereikia nutraukti to lytinio gyvenimo, mes gyvenam, turim lytinius santykius, stengiamės vengti kažkokių rizikos tų veiksnių ir viskas. Ir niekur stebim save, tikrinamės profilaktiškai. Vyram net nėra profilaktinės programos, kaip moterim, tarkim, yra. Tai netokios, tai vyram dažniausiai, jeigu ten pokyčiai kokie būna, tarkim, tai būna varpos, išangės, onkologiniai susirgimai, gerklės, visi onkologiniai susirgimai, kas irgi dėl žmogaus papilomos viruso yra, bet tai yra tik apžiūros dalykai. Tarkim, jeigu atsiranda kažkokie išoriniai pokyčiai, tu jas pamatai, eini pas gydytoją, gydytojas, jo yra pokyčiai, paima biopsiją, nustato, kad tai yra onkologija ir tu turi. Bet tokio tai tyrimo kaip moteriam, kad profilaktiškai tikrinti gimdos kaklelį, nėra. Tai tik tais apžiūra, jeigu atsiranda kažkokie pokyčiai. Sako, reikia save apžiūrėti, reikia nevengti savo kūną apžiūrinėti ir jeigu pamatai kažkokius pokyčius, ne tai, kad ten gal praeis, aš dar pasėdėsiu arba nepraėjo, gal kitais metais praeis, jeigu tie pokyčiai nepraeina, jau nepraėjo savaitę, 2, tai žygiuojam į gydytojo kabinetą ir labai mane stebina iš tikrųjų ta frazė, aš jau ją labai daug metų atgal esu, dar turbūt paauglystėje esu girdėjusi, kad neisiu pas ginekologą, nes bijau, kad man kažką ras. Neisiu pas urologą, nes yra pokyčiai, bet bijau, kad man pasakys, jog čia onkologija. Tai tas toksai, mane labai stebina šitą frazę, nes tikriausiai gal nemažai žmonių atras savyje šitą baimę, kad man kažką ras ir dėl to neisiu, bet čia galbūt toksai paskatinimas.
Tai kaip tik, nueikit, kuo anksčiau ras, tuo daugiau šansų, kad viskas bus gerai. Tai jeigu nueisim vėliau, tai ta liga jau bus paprogresavus, tai tada jau bus blogai, bet jeigu jūs pamatėte ir nuėjate, mes dar daugybę šansų, didelį procentą tikimybę turim, kad mes dar galim išgydyti ir sutvarkyti. Čia toksai paskatinimas žmonėm, kad eikit, nebijokit, viskas ten gerai, nebaubos tas gydytojas, viską jisai paims, pažiūrės ir viskas bus gerai. Aš nemeluosiu, identiškai esu sakęs, kad bijau pasitikrinti, nesu kažkas, bet iš tikrųjų atrodo kaip akmuo nuo širdies nusirita, kai tiesiog gauni, net jei kažkas ten yra, iš tikrųjų, būtent kaip ir sakai, tai tiesiog tada pradedi kažkokį gydymą taikyti. Taip, ir žinai, čia toksai būna, kaip aš sakau žmonėm, tai gerai, tada pasakykim taip, yra šansas, kad nutrenks mus mašiną išėjus į lauką, tai gal neikime į lauką, nes nutrenks mašiną. Yra ten galimybė, kad nukris lėktuvas, kai skris, tai gal neskriskim atostogų ten. Yra galimybė, kad gimdysim vaikus ir tarkim, kažkas nutiks komplikacija, numirsim. Tai negimdykim vaikų tada. Valgysiu, užspringsiu, numirsiu. Nevalgykim tada. Tas, kaip sakyti, ta baimė prie nieko neveda toksai. Tai reikia perlėti per save ir nueiti realiai. Tai čia toksai... Tikiuosi kažką paskatinsim. Labai tikiuosi. Norėčiau eiti prie klausimų būtent apie ŽPV, kur atsiuntė mums moteris. Kaip turint ŽPV ir esant ilgalaikiuose santykiuose elgtis su intimumu. Čia būtent parašyta labai panašiai, ką mes jau kalbėjom, bet klausimas būtų, jis plinta ir net ir oralinių sekso metu, kiek žinau, jeigu ir bučiuojantis ir geriantis iš vienos stiklinės, ar lygiai taip pat galima užsikrėsti? Bučiuojantis, turint oralinius lytinius santykius, taip, geriantis stiklinės, ne. Čia labai svarbus yra momentas, aš visada noriu žmonėm pabrėžti, kur dažnai kyla klausimas, iš kur atsirado, ne? Tai ne būtent apie ŽPV, bet apie lytiškai plintančias ligas šnekant, tai iš kur? Tai gal nuo stiklinės, tai gal nuo rankšluosčio, tai gal nuo baseino, tai gal nuo tai, kad su kažko pasisveikinau, ranką ten padaviau. Deja, bet ne. Tas toks, aš žinau, kad mes psichologiškai norim save apsaugoti ir tas nori surasti atsakymą, kad tik nelytiniu keliu, o nuo kažko kito, nes ten ir taip toliau. Arba norisi ten apsiginti prieš partnerį ir kažką pasakyti dėl kažko. Ne, tai yra jų pavadinimas jau labai aiškus, lytiškai plintančios ligos. Nes tai yra intralasteliniai virusai, būtent, tarkim, tiek ŽPV, tiek tos būtent lytiškai plintančios kitos ligos, bakterijos. Tai yra intralasteliniai organizmai, kuriems išgyventi reikia ląstelės. Ant stiklinės nėra ląstelės, baseinė nėra ten tų gyvų ląstelių, ant rankšluosčio, ant soliuko, jų nėra. Jie ten sugeba išgyventi ten vos keletą sekundžių. Tai ten nebent buvo kraujo bala ir tu atsisėdai tiesiai tą kraujo balą ir ten įvyko tas toksai jau labai toksai šviežių audinių susilietimas, skysčių ir taip toliau. Bet jeigu eina kalba tiesiog, kad geriant iš stiklinės arba tiesiog plaukiant baseinė, kuriame ten chlorkės yra ir ten visi šitie dalykai žūsta tiesiog tikriausiai per sekundę, tai neplinta taip. Tai tas toksai, to dalyko reikėtų pamiršti. O šitas, kalbant apie kaip gyventi, toliau taip pat kaip gyveno iki šiol. Tai toksai dalykas, kaip sakiau, imunitetas jisai turi, jau jeigu turintos, jau gyvena tam santykiai, jau tikėtina, kad jūs abudu turite tą patį. Tai natūralu, kad abudu turite imunitetą irgi. Abiem tas virusas naikinasi, jisai per laiką, per pusmetį, per metus, per du, tikėtina, kad tas virusas bus sunaikintas. Tai tiesiog psichologiškai taip priimti, stengtis tą stresą nuimti. Dažniausiai pradžiai būna streso, paskui kažkaip susigyvena ir viskas nueinasi savo vaga toksai. Bet gyventi taip, kaip gyveno iki tol ir nieko nekeisti. Tik man klausimas, įdomu, jeigu abu žmonės jau turi ar ne, bet vienam, tarkim, nežinau, imunitetas sukovoja per pusmetį, o kitam, imkim jau tą didžiausią spektrą per 2 metus. Tai negali būti taip, kad vėl užsikrėsi nuo savo partnerio, tarkim? Jo, bet dažniausiai partneris jau turi tą tokį, kaip sakyti, atmintį, jau stipresnį imuninį atsaką, tikėtina, kad vėl aš nuo jį labai greitai sunaikins tą virusą, jeigu vieną kartą sunaikino. Tai tas toksai, taip ir gaunasi. Tai, nes tas virusas įsiplinta ir labai ne tik per lytinį santykį, bet per glamonės, oda kontaktą, tą tokį prizinę, tai nebūtinai turi būti tas toks jau grinai lytinis aktas, tai toks visa kita irgi, tai
Nėra tų priemonių, kaip kitaip, net ir prezervatyvai, kaip sakiau, neapsaugo, reikėtų visą plevelę ant viso kūno užsidėti, nebent, kad ten iš vis nebūtų jokio kontakto. Tai per plevelę, per viską, joms tada laikai su plevelė gyventi. Tai tas toksai, nėra čia toksai dalykas, suprantu, kad tai žmonėms kelia psichologinį stresą, bet kaip sakau, suprasti, kad mes po kol kas turim per mažai galimybių kažkaip to išvengti. Tai, kas yra neišvengiama, tai kažkaip priimti psichologiškai tą dalyką ir toliau gyventi. Nes, jeigu paliksi tą partnerį, tai nuo kito gal kitą virusą tipo gausi, bus, kad iš to dar toksai, tas sprendimo, vieno teisingo sprendimo būdo tokio nėra. Aš dažniausiai sakau, nusiraminkit ir gyvenkit kaip gyvena. Tiesiog ateikit dabar pasitikrinti, aš jums sudariau planą, ką mes turime daryti, kad jums neatsirastų, tarkim, ta onkologinė liga, kaip dažnai mes turim tikrintis ir pasižiūrėti ir viskas. Čia yra vienintelis dalykas, kuris pasikeitė jūsų gyvenime. Toliau, kas liečia partnerį ir visą kitą, mylėkit, neįsiskirkit, gyvenkit kartu ir nieko nekeiskit ir mylėkitės ir viskas. Taip turi būti. O šiaip apie dažnumą, kalbant, kaip dažnai, nežinau, tie patys pakitimai randami. Ar tai yra dažnas prie ŽPV dalykas, ar mažai procentų? Aš procentaliai galbūt nepasakysiu, kiek, dažniausiai tas būna, kaip sakyti, tikriausiai tas 15%, kur yra persistuojanti ta infekcija, tai tas 15% yra, kad ta persistuojanti žmogus su papilomos virusu, ta procentas, kai jis kuo ilgiau užsilieka organizme, tuo daugiau šansų, kad jisai pradės keisti tų ląstelių struktūrą. Tai čia tas 15% tas toksai dažnumas, tas, kurio nesugebėjo sunaikinti. Bet ir tai kartais būna, kad žmogus gyvena su to persistuojančiu virusu ir jis ilgus metus nieko blogo ir nepadaro. Tai gal dar net mažiau negu tas 15% būtų. Gerai, tada toliau. Jei diagnozuota ŽPV ir rasta pakitimų, ar galima tiesiog išpjauti tuos pakitimus, ar turint ŽPV jie gali atsinaujinti ir jeigu išpjaunama ta vieta, ar vis tiek galėčiau pastoti, arba jeigu pastojimui tai turėtų įtakos, ar įmanoma pirmą pagimdyti, nepadarant žalos kūdikiui, o po gimdymo išpjauti. Čia, žinot, labai toks tas klausimas, kodėl čia dabar aš gyvenu tam periode, kai mano vaikui 3 metai ir laiką, kodėl čia, o jeigu, labai daug klausimų viename. Išpjauti visada galima, tai mes visada galim išpjauti, čia išpjauti yra lengviausia, ne? Bet sunkiausia yra stebėti, sunkiausia susikalbėti ir kaip žmogui psichologiškai nusiraminti ir pasakyti, mes dabar stebėsim. Tai stebėti yra sunkiausia, bet išpjauti ne visada reikia, nes mes kaip kalbėjom, tai labai priklauso nuo to iki onkologinio pažeidimo lygio, 1, 2, 3. Pirmą mes niekada nepjaunam, net ir antro nepjaunam, nes daug kur rašo, kad jeigu moteris ten negimdžiusi, daug šansų, kad dar gali jisai regresuoti ir visa kita. Čia jau diskusijos klausimas, pjauti, nepjauti. Tu gali su moterim diskutuoti, kaip čia ką daryti. 3, dažniausiai, kai būna 3 pažeidimo laipsnis, dar jau pjaunam. Labai priklauso nuo to, kokio to laipsnio pažeidimas, ar reikia pjauti. Dažnai moteris, aišku, ateina ir su to 1 laipsnio pažeidimu sako, daktarė, išpjaukit, nes kitaip negaliu gyventi. Tada bandai psichologiškai paaiškinti, nuraminti, sakai, gerai, ateikit ten po 2 mėnesių, pasikalbėsim dar kartą, gal vėl nuraminsiu, aš apžiūrėsiu, ar nepaprogresavo, mes galėsim kokį ten tyrimą pasikartoti dar kažką ten. Ir tu kažkaip renki labai asmeniškai ir bandai tą žmogų nuteikti, kad nereikia čia visko pjausti, dabar negalime visko išsipjaustyti, realiai tai nieko mumise nebeliks, jeigu mes čia kiekvieną dalyką pradėsim dėl psichologinės ramybės pjaustyti. Jeigu yra, tarkim, didesnis pažeidimas ir yra pjaunamas gimdos kaklelis, būtent atliekama ta konizacija arba tokia lyts procedūra, tai taip jos vadinasi mokslinė ta medicininė kalba, tai žinoma, moteris gali pastoti ir išnešioti. Čia nėra tai, kad jeigu jai yra atliekama gimdos kaklelio operacija dėl tų pažeidimų, kad tai yra užkertamas kelias ateities nėštumams. Jokių būdų ne, visi tie šansai išlieka. Operacijos metu stengiamasi pašalinti nedidelę dalį gimdos kaklelio, tik tą pažeistą vietą sveikų audinių ribose, kad nepalikti jokio pažeidimo, bet neišpjauti viso gimdos kaklelio, kas trukdytų, tarkim, išnešioti nėštumą. Tai jokių būdų ne. Daugybė moterų normaliai pastoja ir pagimdo ir ne po vieną vaikelį paskui po šitų operacijų. Tai visiškai nėra jau kažkoks dalykas, kad čia jau viskas ne. Ar galima pagimdyti ir tada išsioperuoti? Taip dažnai irgi yra daroma. Ten, tarkim, čia gal labiau kalbant
jeigu yra ten, tarkim, tie nedideli pažeidimai, moteris planuoja nėštumą, paskui jinai pagimdo, mes vėl tikrinam kaklelį, vėl žiūrim, gal dar ir net pagimdymą iškart net nereikia pjauti. Bet labai dažnai būna atveju, kai nustatai nėštumo metu pažeidimus ir ką tada daryti, pjauti, nepjauti, tai čia yra daroma, žiūrima, ar nėra invazijos, tai yra, ar nėra onkologijos. Jeigu nėra onkologijos ir tai yra bet kokio laipsnio, ten ar C1, ar C2, ar C3, tas, kad ir pats didžiausias iki onkologinis pakitimas, vis tiek moteris pagimdo ir tik tada yra pjaunamas gimdos kaklelis. Tai tiesiog dėl rizikos, kad jeigu nėštumo metu tą darysi, tai didesnė rizika peršlydimo, priešlaikinio gimdymo ir taip toliau. Tiesiog leidžiama išnešioti vaikelį, pagimdyti ir tada atliekama procedūra. Tai va, jeigu jau yra onkologija, tai čia jau diskusijos didžiulis klausimas, čia jau, jau, čia yra sunkiau. Bet va ta riba, kad jeigu nustatai iki onkologinius pokyčius ir tu apžiūrėjęs neįtari, kad tai yra invazyvus dalykas, tai reiškia, kad tai nėra onkologija, tai taip, niekas nepjauna nėštumo metu. Geras, bet aš įsivaizdavau, kad bent jau tada rekomenduojamas cezaris, bet netgi galima natūraliu būdu, ar ne? Nieko. Taip. Geras. Taip. Tuomet kitas būtų klausimas, pavyzdžiui, apskritai apie visas lytiškai plintančias ligas, ar yra tokia liga, kur tu tualete gali, pavyzdžiui, užsikrėsti, atsisėdus, nežinau, ant klozeto? Niežai. Tokie dalykai. Čia realiai, žinot, kaip dažnai būna paskaityti, kas rašas, tipo, ar yra galimybė, tai būna, yra, bet arti nulio. Toksai, tu niekam negali pasakyti, kad ne, bet arti nulio, tas toksai, kad, tai va toks ir gaunasi, kad, kokias nežais, kaip ir gali, bet jeigu kalbam apie tas tradicinės ligas, visokias kaip prieš tai, va tas gonorėja, chlamidija, žmogus papilomas virusai, tai nebus. Taip, ten yra nepalankios sąlygos mikroorganizmui gyventi. Jam reikia ląstelės. Tam, kad jisai gyventų, jam reikia ląstelės. Yra parazituojantis dalykas, kuris be kito organizmo negali gyventi. Jisai ant sienų, ant tualeto vandenį jisai negyvena. Tai tas toksai, praktiškai nulis. Praktiškai, taip sakau, negali sakyti, mes gyvenime nieko 100% nežinom ir negalime, sakai, gal kokia galimybė yra, bet jinai arti nulio. Apie patį ŽPV, tai čia gal bus paskutinis toks klausimas. Jei rasti pakeitimai gimdos kaklelėje, tai reikia ištirti ir kitas vietas turint ŽPV, nes gali sukelti tiek gerklės, kaip ir jūs sakėte, tiek gerklės, išangės vėžį. Tai ar reikia tirtis kitas vietas ar ne? Žinot, toks yra dalykas, tyrimų kitom vietom profilaktinių nėra, yra tik apžiūra. Nebent tu gali tik pasižiūrėti ir gali gydytojui parodyti, tarkim, nuvykti, kad apžiūrėtų gydytojas dar savo akimą, ten tikrai kažkokia išoriškai matoma pažeidimo nėra, bet tik eina kalba apie išoriškai matomą kažkokį pažeidimą, jeigu ten atsiranda, tarkim, ten rekomenduojama neignoruoti simptomų, jeigu, pavyzdžiui, gerklės kažkoks gumbas atsiranda, ne, kažkokie lėtiniai, ten gerklės, galbūt skausmai, gal pakraujavimai, kažkokie tokie simptomai, kurie neturėtų būti. Tada pasirodyti gydytojui, tai jeigu profilaktiškai pasirodysite gydytojui ir pasakys, kad viskas gerai, nuo to irgi blogiau nebus, bet mes turim tik vienintelį gimdos kaklelio profilaktinį tyrimą, kur galima paimti ir ląsteles normaliai apžiūrėti profilaktiškai, dar net nesimatant išoriškai pokyčiams, tu jau gali paimti ir tas ląsteles apžiūrėti. Tai realiai kitokio kažkokio profilaktinio tyrimo kitiems visiems vietom nėra tokio, tik apžiūra. Kalbant apie pastojimą, jau kalbėjom, kad gali pastoti, viskas tvarkoj, bet pavyzdžiui, su visom lytiškai plintančiam lygom, kaip yra su perdavimu kūdikiui tų dalykų? Dažniausiai kūdikiui, tarkim, kokios gali būti negydomos lygos perduodamos, tai kalbant ten sifilis, chlamidijozė, ten gonorėja, tokios lygos, kurios labai minimaliai ir mažai šansų, kad kūdikį persiduos tokios ramesnės, mažiau simptomų, lengvesnės ligos kaip ureoplazmos, mikoplazmos. Tai tokios, taip, tarkim, kad ir kalbant apie tą žmogaus papilomos virusą, dažnai, tarkim, yra tas, kad iš mamos kūdikiui, ten, tarkim, gimdymo metu perduota, bet tai yra dažniausiai, sunaikinama. Tai tas, kalbant apie lytiškai plintančias bakterijas, chlamidijas, ten sifilis, šitas visus mikoplazmos, gonorėjos, bakterinius dalykus, tai jiem reikia gydymo. O žmogus, tarkim, papilomos virusas, jisai, kaip sakiau, išnekėjom, kad gydomas imuniteto, tai jeigu ir kūdikiui, tarkim,
persidos, jis bus sunaikintas, nes kūdikis tai yra super, jisai turi dar tą imuninę atsargą, viskas keičiasi, viskas gyja greitai ir taip toliau. Už toks tas aktyviai besikintis dalykai, tai tikrai ten bus sunaikinta iki tol, kol pradės gyventi, kol užaugs, pradės gyventi savo tą lytinį gyvenimą. Daugiausiai tokios rimtesnės tos ligos, kaip negydomas chlamidijozė, ten kad gonorėja, sifilis tikrai gali persiduoti kūdikių gimdymo metu, o kitos ligos ten jau labai maži šansai, kad taip atsitiktų. O kokios ligos, pavyzdžiui, kaip kalbėjom prieš pokalbį, kad ureoplazma, tarkim, aš pati lygtais esu girdėjus, kad kai kurie gydytojai sako, kad rekomenduoja, tarkim, gydyti, nes gali ten, nežinau, persileidimą paskatinti, bet tarkim, tu minėjai, kad irgi čia, kaip ir gali būti rekomendacija, bet nebūtinai. Tai kokios ligos tikrai gali, pavyzdžiui, trukdyti gimdymui, pastojimui? Dažniausiai, jeigu sakau, su visom tam ligom pastoti visi gali, dažniausiai visi pastoja. Nebent tai yra labai užleista liga, ten tarkim chlamidijozė, gonorėja, kuri mėgsta formuoti saugas pilvo ertmėje, tada sutrinka kiaušintakių pratekamumas, moteris turi dėl to nevaisingumo, nes neprateka kiaušintakį ir dėl to trukdo jai pastoti. Visos lytiškai plintančios ligos didina šansą persileidimo tikimybę ir priešlaikinio gimdymo tikimybę. Mažiausiai rizikos turi tai ureoplazma iš tikrųjų. Tai tikrai šita liga yra labai smarkiai paplitusi, ureoplazma labai smarkiai, tikrai, nes jinai turi mažai simptomų, tai yra antra pagal dažnumą lytiškai paplitusi liga, nes pirma yra žmogaus papilomas virusas, tai skaitoma, kad daugiausiai ta plintanti ureoplazma tai yra antra pagal tą dažnumą ir labai daug žmonių ją neturi jokių simptomų. Ir šiaip dabar žiūrint visas gydymo gairės, labai daug kur rašoma, kad nebūtina gydyti, nes jo rizika yra labai mažai šansų, labai mažai tikėtina, kad turės problemų nėštumui, gimdymui ir taip toliau, kad labai mažai tikėtina, tai simptomatikos mažai, rizikos sveikatai mažai ir taip toliau. Bet, kaip mes ir šnekėjom prieš pokalbį, dažnai visą šitą dalyką žmogui susakai, bet dažnai žmogus nori gydyti. Tiesiog nori gydyti, nes tai kelia psichologinį stresą, galbūt nori, kad tos bakterijos nebūtų. Jeigu tai yra 1% tikimybė, kad tai gali kažkaip, tarkim, nėštumo metu pakenkti, tarkim, ar persileidimą sukelti ir taip toliau, tai žmogus nori to 1% neturėti. Tai labai dažnai, tai čia toksai turėtų, aš manau, tai irgi turėtų būti diskusinis klausimas, nes pasaulio rekomendacijos yra labai išsiskiriančios, dažniausiai rekomenduojama, kad jeigu žmogus nenori ir negydyti ir nereikia, tai pasakai žmogui, kad tikimybė yra maža, kad kažkas atsitiks, bet jeigu norite, vaistai yra, galime išgydyti. Labai daug kas nori išgydyti, tai tas toksai kaip susakai, ir žmogus pats pasirenka, bet esu turėjus pacienčių, kurios nenorėjo gydyti, nenorėjo antibiotikų vartoti. Viskas gerai, viską mes aptarėm tą situaciją, pašnekėjom, kokios yra gydymo rekomendacijos, kad jeigu persigalvos, visada yra galimybė sugrįžti ir tą gydymą visgi gauti, tai kažkaip tai pasišneki ir žmogus pats priima sprendimą už savo šitą diagnozę. Taip. Kaip ir kalbėjom, toks, kai kurie nori žmonės tiesiog švaresni jaustis, atrodo, nors nieko gal ir nedaro, bet tiesiog kad nieko nebūtų. Bet čia, kaip aš sakau, aš noriu, kad visi suprasime, kad mes šiaip iš tikrųjų, čia gal tą žodį mes kartais negražiai naudojam, bet mes visi švarūs. Mes nepriklausomai nuo to, mes turim ar neturim, ten ar ŽPV, ar kitą lyškintą lygą, mes visi esam švarūs, bet galbūt čia tas toks labai nesinori, kad klausytojas neteisingai suprastų, kad mes uždėtume kažkokį tai jau ten ženklą ir dar kažką. Tai visi mes esam švarūs, bet tiesiog galbūt noras, kad tą lygą išbraukti iš savo lygų sąrašo, tas toksai iš tos pusės. Tai žmogus jaučiasi geriau žinodamas, kad šitas tyrimas yra neigiamas, negu kad teigiamas. Taip. Tai tas toksai iš tos. Taip. Labai ačiū už pataisimą, pritariu. Dar tokie įvairūs klausimai gauti. Nors gal aš vieną dar paklausiu apie, nes irgi turėjom klausimą tokį apie šlapinimąsi po lytinių santykių. Ar šitas dalykas gali, pavyzdžiui, jeigu nenusišlapini po lytinių santykių, kad gali šlapimo pūslės uždegimas būti? Moterim šiaip apskritai dažniau po lytinių santykių ta didesnė rizika turėti šlapimo takų uždegimus. Čia nėra tos bendros rekomendacijos, kad čia visiems reikėtų rekomenduoti tai daryti, bet kad, kaip aš sakau, kad blogiau nuo to nebus, tai tikrai. Moteriam, kuriuom yra besikartojantys šlapimo takų uždegimai, tada labai rekomenduojama pasišlapinti po lytinių santykių. Tos, kurios neturi problemų ir niekada to nedarė ir neturėjo problemų, tai gali toliau ir to nedaryti. Pas moterį yra labai trumpa šlaplė, labai trumputė. Pas vyrus yra labai ilga šlaplė. Dėl to vyrai dažniausiai neturi problemų su
taip daug, kiek moteris su šlapimo, besikartojančių šlapimo takų uždegimais. Dėl to, kad moteris yra labai trumpa šlaplė, tai bakterijos esančios ant lytinių organų išorėje, išangės, jos visos atkeliauja ir labai lengvai per tą trumpą šlaplę patenka iki šlapimo pūslės ir ten sukelia uždegimą. Dar jeigu tuo metu moteris turėjo silpnesnį imunitetą, buvo pašalusi, kaip sako, kojas pašaliau, reiškia, kad biškai pasilpo imunitetas, bakterijos pradėjo daugintis, štai tau cistitas, šlapimo pūslės uždegimas. Ir lytinių santykių metu visa tokia ta trintis, ne? Tai toks kaip labiau ta trintis, dėl to tas bakterijos lengviau migruoja. Tai tokia kaip palengvinamas, jos lengviau migruoja per tą šlaplę iki šlapimo pūslės, ir dėl to gali kilti uždegimas. Jeigu moteris po lytinių santykių pasišlapina, tai atrodo viską išvalo ir daug tų bakterijų jos iškeliauja lauk. Tai dėl to tas toksai gaunasi, kad rekomenduojama, nes tai šiek tiek padėtų išvengti besikartojančių šlapimo takų uždegimų. Tai aš taip ir sakau moterim, jeigu turite tą problemą, tai gerkit daug skysčio, pasišlapinkit po lytinių santykių ir prieš ir po galit pasišlapinti, viskas labai gerai. Jeigu tos problemos niekada neturėjote ir neturite, tai kaip nori. Apie išskyras dabar norėčiau paklausti. Negaliu turėti jokių gražių kelnaičių, nes jos iškart nueina dryžiais. Ką daryti? Tai normalu, ar čia kažkokia problema? Ant įkloto būna gelsvos spalvos išskyros, tai ne mėnesinių tepliojimas, ar tai jau blogas ženklas? Ačiū. Norisi pasakyti, valio, jūs sveika moteris, tai viskas jums yra gerai, jūs apatinį išbalo, viskas yra gerai. Kadangi aš dirbu su įvairaus diapazono, tenais nuo mergaičių iki menopauzės, viso amžiaus moterims, su visoms. Ir kai jūs susidurite su menopauzė esančia moterim, kad nesako, kaip blogai, kaip noriu, kad būtų išskyrų, nes taip sausa, taip toks diskomfortas, taip degina, taip niešti, lytiniai santykiai skausmingi. Ir tu matai, kad ta menopauzė moteris, jinai turbūt viską atiduotų, kad jinai gali turėti tas išskyras, kur kažkas nori neturėti tų išskyrų. Ir sakau, jūs džiaukitės, kad taip yra, nes sveika moteris turi turėti išskyrų ir taip kitaip negali būti. Ir jos turi būti rūgšnės, jeigu jos nebus rūgšnės, turėsit bakterinę vaginozę, bus dar blogiau, bus ligos, infekcijos, makštės ir visa kita. O apie tos užkrėtimus dabar galvoju. Pienligė ir bakterinė vaginozė, ar pavyzdžiui šitie dalykai kažkaip, ar moteris gali perduoti vyrui, pavyzdžiui, kažkokius dalykus už tos jūs? Šiaip iš esmės tai nėra priskiriama lytiškai plintančiams ligoms. Ir tarkim, kaip sakau, grybas, jisai, tarkim, pavyzdžiui, natūraliai gyvena makštyje nedideliu kiekiu. Ir mes pastoviai turim santykius ir vyro tai neužkrečia. Tai jisai neužsikrečia jisai. Bet, tarkim, kas gali būti, tarkim, kai yra ta infekcija, yra pasikeitusios makšties išskyros, gali šiek tiek vyrui kontaktinis dermatitas būti. Tas kontaktinis tai reiškia, kad nuo to pačios tos išskyros dirgina, galbūt, kad parausta, šiek tiek paberia, bet dažniausiai natūraliai nieko nedarant per dieną, dvi praeina, nereikia skirti jokio visiškai gydymo. Tai nėra ta lytiškai plintanti liga, kuriai reikėtų kažkokio tai vyrui irgi skirti. Jiems dažniausiai nuo tų išskyrų to kontaktinis dermatitas tiesiog neturint toliau to kontakto, toliau nedirgnant, jisai praeina savaime. Su bakterinė vaginozė yra šiaip daugiau klausimų iš tikro. Šiaip iš esmės jinai kaip ir visur kalbama, kad vyro partnerio gydyti nereikia, bet šitos bakterijos, jų yra daugybė. Mes žinom kelias pagrindinės, ant toksai būna Gardnerello vaginalis atopobium, tokios bakterijos, kurios mes taip labiau užtirtas tokias turim, bet šiaip yra jų ir daugiau. Tai jos gali partneriui persiduoti, bet dažniausiai partneriai dėl to nejaučia absoliučiai nieko. Tai kaip ir gydyti tada kaip irgi nereikia. Bet dažnai būna tokių atvejų, kai mes su pacientėm nebent diskutuojam, tarkim, jeigu yra nulėtinis dalykas, kur išgydai ir vėl, išgydai ir vėl. Ir toks žiūri, kad jau ir moteris šitas jau panikoje ateina. Ir aš pamačius jos pavardę, kad vėl užsirašė, man irgi panikas. Galvoju, o ne, ir vėl. Tai abi žodžius panikuojam. Tai tada šiek tiek laisviau pažiūrime šitą klausimą. Kaip ir dažnai sakau, nėra juoda balta, tai pabandėjai neskirti to gydymo, kelis kartus gydį, bet problema kartojasi, tai gal tada pamėginam ir vyrui paskirti gydymą, tada ir pabandykim pagydyti abu. Gal, tarkim, jeigu vyras turi labai daug šitų bakterijų, pas jų prisidauginę, gal, tarkim, išgydžius moterį, tarkim, vėl atgal ta liga jam grįžta, nes dažniausiai vyrui tai nebūna jokių simptomų, bet ta moteris pastoviai ten kas mėnesį varsto tas gydytojų duris ir vis tos ligos beieškodama. Tada pabandai būtent prie bakterinės vaginozės vyrui tą gydymą skirti. Prie grybelio tai dažniausiai nebūna vyrų. Paskutinis gal klausimas iš šitų temų.
Čia labiau apie mėnesinių kraujavimą. Mėnesinių metu kraujuojant matau darinius kaip kamuoliukus, galima sakyti. Skaičiau, kad gali būti normalu, bet internetu nežinau ar tikėti, ar tai turi būti tik kraujas. Tai ir yra kraujas, bet tai yra, kaip sakyti, tai yra krešuliai. Tai yra dažniausiai krešuliai, tai yra susimaišę su gimdos atplyšusia gleivinė, dar gali toks įdomus vis tiek, kas mėnesinių metu vyksta. Tai atplyšta visa gleivinė, kuri užaugo per mėnesį, nes ta gleivinė ruošiasi nėštumui. Visas tas ciklas jis yra pasiruošimas nėštumui realiai. Visą tą mėnesį gleivinė storėja ir galvoja, gal šį mėnesį visas atvejs, kai jinai bus įsitvirtins koks nors ten vaisiukas ir pradės augti. Tai, bet neįvykus apvaisinimų visa ta gleivinė atplyšta tam, kad kitą mėnesį augtų nauja. Tai ta visa gleivinė, na, aišku, yra toks storesnė masė, tai jinai susimaišo su krauju ir tas kraujas jisai neturi būti kaip įsipjovusi pirštą, kad bėgasi toksai kraujas. Per mėnesinės ir turi būti toks su visokiais, su tirštumu, su tais tirščiais, su krešuliukais, tarkim, ir taip toliau. Normalu, realiai kraujas, jisai, kaip sakyti, irgi čia vėl tas pačias čiaupo pavyzdys, ne? Kraujas jis nevėjo kaip iš čiaupo išbėgo ir užsukau, nebėra mėnesinių. Mėnesinės jisai, tas kraujas bėgdamas iš gimdos jis susilaiko makštyje. Visą tai sukreša į krešulį. Tada ypatingai, pavyzdžiui, miego metu, kraujas ilgiau užsibūna makštyje, atsikėlus, sako, pumti iškrito krešulys. Nes tiesiog kraujas ilgiau užsibuvo makštyje, jisai sukrešėjo, o kai sukrešėjo, pasidarė toks didesnis krešuliukas ir jisai, einant į tualetę, tada iškrito. Na, tai čia yra normalus dalykas. Čia dėl to tai čia viskas yra gerai, viskas moteris yra sveika, nieko tokio. Nu, nebent ten tas būtų kraujavimas ten su gabalais krešuliais, tiek, kad tenais jau labai baisiai kraujuoja, kad ten jau maža kraujystės yra nuo to kraujavimo kiekio. Nebent tie gabalai ten tojo kaip delnas krenta, nu, tai tada taip neturėtų būti. Bet jeigu ten maži krešuliukai susidaro, tai tikrai nieko tokio. Nu, labai išsamei daug ką atsakėjai. Tai aš norėčiau paklausti, tokio gal kaip į pabaigą jau klausimo. Kalbėjom apie tas moteris, kurios bijo, aš pati buvau viena iš jų, kur atrodo, gal neisiu į konsultaciją, nes pasakys dar kažką, bet ką rekomenduotum toms, kurios vis dar išgyvena, tai kad bijo ateiti į konsultaciją? Aš tai galvočiau, kad visų pirma, tikriausiai aš kaip psichologiškai reikia pačiai save nuteikti ir norėčiau, kad moteris suprastų, kad nieko ten baisaus nėra pas tą gydytoją. Ta apžiūra trunka labai trumpai, tikrai, ten pati konsultacija trunka 30 minučių, bet apžiūra 5, tik 5 minutės reikės ateiti, taip pat tos tokios nejaukios, galbūt nejaukumo to tokio. Bet iš esmės, tai ką aš labai kartais rekomenduoju tom ypatingai, kurios labai bijo, tarkim, susirasti žmogų, galbūt pagal tai, kaip jai atrodo kažkokį tai atrodo švelnesnė gydytoja, atrodo labiau arčiau širdies, galbūt girdėjo kažkokių rekomendacijų, galbūt draugė buvo, gal sesė, gal pusės, arba sako, tu nueik ten tikrai labai švelni, labai gera, kad susirasti žmogų, kur tikėtina, kad jai galbūt bus ten ramiau, bus švelniau, jausis drąsiau ir tarkim pirmą vizitą padaryti būtent pas šitą specialistą, kad bent jau įsivažiavimui tokiam. Tai nebijoti, ten tikrai nieko nėra baisaus. Tai toksai, aš manau, kad dabar daugelis specialistų gal stengiasi tą įtampą tokią nuimti, bet aš jas pilnai suprantu, kad yra baisu, man irgi baisu eiti pas ginekologą, aš ir pati einu ten, aš irgi ten nenuinu, žinot, nelaukiu, padaryti, man irgi baisu, tai yra intimu, tai galbūt ne kiek baisu, bet tai yra labai intimu ir aš jas pilnai suprantu. Bet prisiruošti, galvojant apie tai, kad reikia, kad tai nuo to priklauso mano sveikata, kad jeigu kažką ras, tai svarbu, kad rastų kuo anksčiau, nes aš noriu gyventi, aš noriu kuo ilgiau gyventi, net neturėti kažkokios ligos, tai vedama tų minčių ir meilės savo ir noriu gyventi. Visgi atverti tas ginekologo duris ir susidraugauti. O kai susidraugausit, kai tarkim, pirmus metus, antrus, trečius, paskui žiūri, tas ginekologas jau beveik kaip draugas pasidaro. Tai ir jau ten jau žinai, kad jau ten šneki apie vaikus, mokyklą ir darželius, tada iš vis labai lengva pasidaro. O grįžtant prie tavęs, pradžioje kalbėjom apie tave, tai norėčiau paklausti klausimą, kurį pristato Audioteka LT, iš kurio duosim tau dovanų 6 mėnesių narystę. Jeigu tu esi žmogus, kuris ieško literatūros galbūt apie sveikatą, o gal tiesiog grožinės literatūros ar kažkokios kitokios knygos, bet norėtum tą knygą kažkaip kuo greičiau paskaityti,
Yra kitas variantas, tu gali ją perklausyti būtent su audioteka.lt pagalba. Grįžtam į pokalbį. Klausimas būtų toks, ar turi kažkokį filmą ar knygą, gal tiesiog frazę, kuri tave kiekvieną dieną, taip nežinau, stumia į priekį ir kur tu tiesiog atsimeni tą dalyką? Man labai patiko tokia viena knyga, kur vyras man kažką dovanojo ir sako, tu privalai ją perskaityti. Tai yra tokia knyga, kuri vadinasi Didi drąsa ir tai yra knyga apie nebijok būti pažeidžiamas. Tai ta tokia pažeidžiamumo baime, kad mes visi šiaip esam pažeidžiami ir mes, tarkim, neturėtume to pažeidžiamumo bijoti. Tai labai rekomenduočiau visiems šitą knygą paskaityti dėl tokio savo vidinio tobulėjimo, dėl savo psichologijos tokios ir to tokio nebijojimo išlysti iš savo kiauto ir suprasti, kad mes visi žmonės, kaip ir šnekėjau, mes visi turim jausmus ir neturim bijoti ir gėdytis to, ką galvojam ir tai, ką jaučiam. Labai ačiū. Labai gražiai užbaigė mūsų pokalbį. Tai dėkui, malonu buvo su tavim pakalbėti. Ačiū.